Labą rytą, kolegos. Labai atsiprašom, kad šitiek vėluojame, bet čia yra kamščiai Vilniuje atvažiuoti iš Kauno. Mūsų svečiams. Pradėdamas, norėčiau pasakyti, kad galėtume pasekti vakar dienos parodytų pono Stankūnaitės tėvo pavyzdžių ir užuot čia tuščiai gaišę laiką spaudos konferencijoje surengti aukcioną, kad parduotume teisę, tarkime, interviu su panu Venskumi arba interviu netgi su Neringa Venckienė ir kas daugiau pasiūlys. Tai aišku, juokas pro ašaras, tačiau tai rodo, kad kuo šita istorija prasidėjo savo vaikų pardavinėjimu, to jinai ir baigėsi. Dabar bandoma parduoti savo dukros interviu. Ir kas yra liūdniausia, kad užuot premjeras pareikalavęs pasiaiškinti mūsų policijos, prokuratūros vadovus, ar tie vadovai šitą verslo planą kartu sukūrė su pono Stankūnu, ar tai yra atskirai. Jis, mūsų premjeras, teisinosi ir aiškinosi vakar, kad Stankūnaitei sąlygos sukurtos yra labai geros. Bet kadangi mes nesam apdovanoti verslininkų instinktais, todėl vis dėlto rengiame spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja advokatas, partijos Tiesos kelias pirmininko pavaduotojas ir sutuoktinis Aidas Venskus, Seimo narys Jonas Varkala ir Seimo narys profesorius Povilas Gylys. Tai kaip ir žadėjome, skelbdami, anonsuodami šitą konferenciją, pirmiausia, žodį suteikiu ponui Aidui Venskui. Prašom. Labadiena. Labadiena visiems susirinkusiems. Ačiū, kad radote laiko čia ateiti. Norėčiau perskaityti jums savo sutuoktinės, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narės laišką, kuris yra adresuotas jos artimiesiems, jos draugams, partijos kolegoms, frakcijos nariams bei jos rinkėjams. Mielieji, rašau šį laišką savo artimiesiems, draugams, bendražygiams, Drąsos kelias partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams. Rašau tiems, kurie gynė mano brolio mažą mergaitę, budėjo Klonio gatvėje. Rašau sąžiningiems žurnalistams, kuriems svarbus objektyvus faktų ir įvykių nušvietimas, bet ne melas, šmeižtas ir tiesos deformacijos spaudoje. Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus kaip oras ir vanduo. Nepasislėpiau ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti, nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nuliui. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės naikinimas nesprendžiamas be jokių įrodymų. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme. Teisėjas privalo jausti ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas ponas Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti teisingas ir sąžiningas. Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesio į mano brolio mažametės dukrelės 5 apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo reabilituotas kaltinamasis pedofilija Andrius Ūsas, kai teismas nusprendė, kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgių taikyta nebuvo, kad advokatas Gintaras Černiauskas mergaitės nenešė, kai triusikų byla tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą Lietuvos trispalvę, kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą, kai teisiami mano artimieji, tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis susidengę veidus pareigūnai, kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje budėję taikus žmonės, kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad tiesos Lietuvoje ir su žiburiu nerasi. 2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė prievarta buvo išvežta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošoku, ašarinėmis dujomis, koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga, koreguojamas tol, kol sutaps su valdžios pulsu. Gegužės 17 rytas neišdildomai įstrigo į kiekvieno mūsų atmintį kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo, žiaurumo vaikystėj ir elementaraus žmogiškumo išniekinimo pavyzdys. Jis akivaizdžiai parodė,
kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek kovojame, kurios taip siekime, yra niekas. Kad policija atėjus į mūsų namus prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė, kad demokratija Lietuvoje yra iliuzija. Kad tebesame policinė valstybė. Šalį valdome ne mes visi Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis tenori vieno – toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai ar ginte išginti iš tėvynės svetur. Gegužės 17 rytą galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą. Visos su pedofilijos istorija susijusios bylos, akivaizdžiai smukdančios Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką visuomenės nepasitikėjimą savo teisėsaugą, o kartu ir visą valstybę. Dabartinėme Seime esantis konservatorių ir socialdemokratų partijos nariai komentuoja mano neva nevykdymą Seimo nario pareigų, tačiau nesusimąsto, ką jie gero Lietuvai padarė per 10 naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomi įstatymų pakeitimų projektai yra kosmetiniai, neesminiai, tragiškos situacijos valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimai. Peržiūrėjus jų darbus galiu drąsiai teigti, kad daugumai šių Seimo narių Seime rengiami spektakliai ir dalyvavimas televizijos laidose suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems dabartinė situacija valstybėje yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio reikalo ir jokios prasmės. Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir tiražuojamą melą, kad nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu pranešti, kad iki šio momento paruošiau 14 įstatymų projektų, o nuo 2013 metų gegužės mėnesio paruošiau 10 jų. Pirmasis. Politinių partijų ir politinių kompanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymų 2, 7, 19, 20, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas. Politinių partijų ir politinių kompanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės pakeitimo įstatymo projektų yra siekiama panaikinti valstybės dotacijas partijoms, suvienodinti partijų galimybės dalyvauti rinkimuose bei taupyti valstybės biudžeto lėšas. Antra. Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 374 su ženkliuku 2 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas. Trečia. Civilinio proceso kodekso 345, 347, 348, 350, 352, 353, 357, 363 straipsnių pakeitimo ir 346 straipsnių pripažinimo netekusių galios įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų siekiama pakeisti Lietuvos aukščiausiojo teismo kasacinių skundų priėmimų ir nagrinėjimų tvarką, naikinti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų atrankos kolegiją, nustatyti kasacinio skundo priėmimo terminus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kasacinio skundo gavimo Lietuvos aukščiausiajame teisme. Ketvirta. Baudžiamojo kodekso 149, 150, 153 straipsnių pakeitimo ir 95 straipsnių papildymo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimų ir papildymo įstatymo projektų siekiama sugriežtinti sankcijas seksualinio pobūdžio nusikaltimams, netaikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. 5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 6. Teismų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 7. Konstitucinio teismo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 8. Susirinkimų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, teismų įstatymo, konstitucinio teismo ir susirinkimų įstatymo projektais siekiama sumažinti atstumus nuo teismų, rengiant mitingus, piketus, susirinkimus. 9. Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 10. Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 11. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ir įstatymo projektų ir advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų siekiama patobulinti asmens pripažinimo advokatų ir įrašymo Lietuvos advokatų sąrašą tvarką. Pateiktais įstatymo projektais yra siekiama panaikinti susikloščiusią praktiką, kai teisėjams ir prokurorams, nelaikius advokato kvalifikacinio egzamino, yra galimybė būti pripažintais advokatais ir įrašytas Lietuvos advokatų sąrašą.
12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 13. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šių projektų tikslas sumažinti Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, kurie gali teikti Seimo įstatymo projektą skaičių iki 15 000. Sumažinti rinkėjų, kurie turi teisę teikti Seimui sumanimą keisti ir papildyti Lietuvos Respublikos konstituciją skaičių iki 100 000, bei prailginti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įgyvendimo terminus iki 4 ir 6 mėnesių. Projektų yra siekiama realiai įgyvendinamos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės. 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų siekiama sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Paskutiniai 3 projektai jau įtraukti į 3 eilinę Seimo sesiją, tačiau jiems įregistruoti reikalinga 1/4 Seimo narių parašų. Stengiuosi vykdyti visus įsipareigojimus rinkėjams. Nuosekliai vykdau Drąsos kelias rinkiminę programą. Ruošiu žadėtus įstatymų pakeitimus. Palyginimui trumpai paminėsiu kai kurių Seimo narių nuveiktus darbus. Iki šiol, tai yra per 10 darbo mėnesių Seime, po 6 įstatymų projektus paruošė Vidžiūnas, Kuodytė, Petrošius. Po 5 įstatymų projektus paruošė Abramikinė, Kubilius, Leiputė, Olekas, Saulis. Po 4 įstatymų projektus paruošė Kirkilas, Glaveckas, Paviljoninė, Vėsaitė. Po 3 įstatymų projektus paruošė Adomėnas, Bernatonis, Purvaneckienė, Petrulis, Vareikis. Po 2 projektus paruošė Ažubalis, Dudėnas, Jankauskas, Juotka, Nesteckis. Po 1 projektą paruošė Žilinskas, Zingeris, Sinkevičius, Žymys. Taigi akivaizdu, kad garsiai rėkiantis konservatoriai ir socialdemokratai nenuveikė jokių realių darbų. Neturi jie jokių siekių išgelbėti ant bedugnės krašto kybančią valstybę. Kubilius ir jo partijos veikėjai turbūt pamiršo, jog Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Pagrindinė Seimo nario pareiga yra įstatymų ruošimas. Akivaizdu, jog sėdėjimą Seime ir algos gavimą konservatoriai supranta kaip Seimo nario tiesioginį darbą. Kodėl Seimo nariai gaunantis po 6 000 atlyginimų ir 2 000 litų parlamentinėms išlaidoms nieko nedirba? Kodėl nedirba jų padėjėjai, kuriems kas mėnesį išmokama apie 6 000 litų į rankas? Viešai eskaluojama, kad neva mano padėjėjai nieko nedirba, bet jiems išmokama 3 000 litų. Lyginant kitų Seimo narių darbus, prieš tai paminėtus, akivaizdu, kad jų padėjėjai dirba nepalyginti mažiau, o gal ir visai nedirba, tačiau jiems išmokama 2 didesnė pinigų suma. Šmeižiami spaudoje mano padėjėjai, neva neturintis reikiamų įsilavinimų. Visų jų įsilavinimas toks, kokio reikalauja valstybės tarnybos įstatymas. Mano padėjėja Olga Girdauskienė yra mokslų daktarė, baigusi doktorantūros studijas Sankt Peterburge. Algą gauna ne tik Seime dienas leidžiantis, nieko nedirbantis Seimo nariai, bet ir Lietuvos radijo televizijos veikėjai. Viena jų, Nemira Pumprickaitė, darbo užmokestį gauna už viešą melą ir mano šmeižimą, kad aš neva gaunu darbo užmokestį, bet nieko nedirbu. Pumprickų Nemirai, kuri rinkiminės kampanijos į Seimą metu dovanojo partijoms kaip savo nacionalinės televizijos laidas, kurios apmokamos iš mokesčių mokėtojų pinigų, reikėtų pasiteirauti Seime ir sužinoti apie man nuo gegužės mėnesio išmokėtus, o tiksliau neišmokėtus pinigus ir mano paruoštus įstatymų projektus. Nemira Pumprickaitė turėtų paviešinti savo darbo užmokestį visuomeniai, kurį įgauna nacionalinėje televizijoje už nesisteminių partijų žmonių šmeižimą ir žeminimą. Nuo gegužės mėnesio nesugavusi nei 1 lito darbo užmokesčių, nesu išleidusi nei 1 lito parlamentinėms lėšoms, neįsigijau automobilio Seimo nario veiklai, todėl neturiu jokių išlaidų jo išlaikymui. Nesinaudoju diplomatiniu pasu, apie kurį pastoviai užsimenama spaudoje, ką gali patvirtinti Užsienio reikalų ministerija. Seimo viešbučio priduoti nebuvo galimybių, nes balandžio mėnesį Seimo kanceliarija be mano žinios pakeitė spyną ir negalima buvo jį patekti. Deja, iki šiol nemačiau jokios informacijos spaudoje, kad Seimo viešbutis dėl konservatorių partijos nario neįsikraustimo man buvo suteiktas tik 2013 metų sausio viduryje. Spaudoje skleidžiamas melas, kad aš nedaviau parodymų ikiteisminiuose tyrimuose. Informuoju, kad tiek būdama teisėja, tiek Seimo nare visose ikiteisminiuose tyrimuose sutikau duoti parodymus, daviau apžiūrai kompiuterius, leidau apžiūrėti patalpas. Į viską reaguoti nėra nei noro, nei laiko. Šmeižto ir melo tiek daug, kad jis jau tapo kasdienybė ir mūsų supūvusios valstybės dalimi. Laukiu ekstradicijos bylos, kurioje su prašymu Užsienio valstybei generalinė prokuratūra pateiks visą video įrašą, darytą 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje,
kuriame mergaitė ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu žalojama, kur vaikui rankas plėšia vaiko teisų apsaugos darbuotoja, kur pareigūnai leidžia Stankūnaitei draskyti mažą mergaitę. Vaizdo įrašą ne apie mafijos nusikaltėlių ar teroristų, bet apie mažos mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje ėmimą. Aš sieksiu, kad užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai nepabaigus pedofilijos bylos nukentėjusi mažametė mergaitė su 240 ginkluotų policininkų pagalba grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų surašytą kaltinamąjį aktą buvo seksualiai išnaudojama. Pateiksiu įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas teisėtas teismo sprendimo vykdymas. Sieksiu, kad svarstant išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybės į teisingą teismą Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko Kryževičiaus pasisakymas dėl pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje. Esu įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje teisėjai ir Seimo nariai nešmeižiami šlykščiais prasimanimais žiniasklaidoje. Jie nevadinami pūliniais aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų. Tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą. Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė neliečiamybė naikinama neįsitikinus, kas vyko Garliavoje. Viešai meluojama, kad yra tariamasi su generaliniu prokuroru Dariumi Valiu. Niekada nesitarčiau su žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai, viešai melavo ir apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus. Melavo, kad aš spardžiau Stankūnaitę. Slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kai policijos pareigūnas, sambo vicečempionas, mane žalojo. Slėpė įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu buvo naudojama jėga. Niekada nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėliais. Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tęsinys. Šalaševičiūtėms ir Dabašinskienėms pranešu, kad mano sūnus Karolis Venskus užsienyje sėkmingai pabaigė 7 klasę, o šiuo metu yra 8 klasės mokinys, sėkmingai tęsiantis mokslus. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo, kur dingia 14 000 Lietuvos vaikų. Ar jos pasidomėjo, kur dingo mano brolio maža mergaitė, kur ją išvežė Andriaus Ūso draugė. Ar joms gali būti saugu po to, kai Stankūnaitė išplatino video įrašą apie baimę ir nepasitikėjimą apsaugą, apie mergaitės galvos ir pilvo skausmus. Tiesos siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į užsienį kova nepasibaigė. Priešingai, atsirado galimybių kovoti. Pasilgau savo artimųjų, draugų ir bendražygių. Jiems linkiu sveikatos, kantrybės ir didžiausios sėkmės. Lietuvos Respublikos Seimo narė Neringa Venckienė. Kalbės Lietuvos Seimo narys profesorius Povilas Gylys. Mėly susirinkę, iš tikrųjų jaudinantis laiškas, daug tikros patikimos medžiagos ir geros emocijos. Kovotojas už tiesą, kurią be įrodymų nuteisė 80 Seimo narių įeinančių į Lietuvos juodąjį sąrašą. Jie įeis į istoriją. Įrodymų nebuvo. Įrodymų buvo vengiama, bet vis tiek 3 partijos vieningai, turiu galvoj socialdemokratus, konservatorius ir liberalus, išskyrus keletą konservatorių, turi teisybei pasakyti, jų garbiai pasakyti. Vieningai balsavo, kad susipažinti su medžiaga nereikia, kaip mergaitė buvo paimama iš namų, ar nebuvo naudojama prievarta prieš teisėją, kuri turi teisinę neliečiamybę ir taip toliau. Skleidžiamas melas, mes gyvenam melo vandenyne. Jeigu valstybinės institucijos totaliai meluoja, o žiniasklaida šito deramai nekontroliuoja,
mes neturim demokratinės teisinės valstybės. Šitoje šalyje negali apsiginti teisėjas ir politikas. Ar gali apsiginti paprastas žmogus? Kas jį gali apginti? Nėra sistemoje pakankamai žmonių. Aš nesakau, kad jų nėra. Beje, man viltį teikia neseni sprendimai teismo dėl Giržado ir Gailiaus. Vakarykštis dėl Giržado reiškia, yra žmonių, bet jų mažuma. Vadinasi, mūsų visų piliečių, žiniasklaidos ir mūsų politikų, kurie dar neprarado pareigos bendrajam gėriui jausmo, yra padėti tiems žmonėms. Bet tas padėjimas turi būti iš tvirtų pozicijų. Mes turim uždavinėti klausimus ir neturim pasiduoti, aš prašau rusiškai pasakysiu, Raikinas čia vyresnės kartos žmonėm žinomas, puikus tarybinis, geriausias humoro meistras, reiškia, turėjo tokį humoreską įgraf duraiškų. Kai valstybės institucijos lošia kvailelį. Vat gavom, pavyzdžiui, iš ponios Tarvydienės atsakymą į klausimą, kur mergaitė. Apsimeta, sako, kreipkitės į policijos kriminalinės policijos biurą. Palaukit, kur yra vaikas, ten turi būti ir Tarvydienė, vaikų teisių tarnybos vadovė. Tai ką, vaikų teisės negali kontroliuoti? Kas daroma teisėsaugoje su vaikais? Čia kitaip, kaip tas lošimas arba žaidimas kvailelį, nepavadinsi. Gaunam atsakymą dabar nevalio pasirašyta, vėlgi, klausiam, kur mergaitė ir kur Stankūnaitė. Nėra atsakymo. Kalbam apie tai, kad Lavastė nieko čia labai blogo nepadarė, parašytam straipsnį, kad ar kas nors iš žurnalistų, atleiskit, gerbiu šitą profesiją, paklausė, tai kokiu pagrindu Lavastė, Kuznecovaitė, dabar garsioji socialdemokratų rašytoja Narkienė, žino, kur kas vyksta. O aš, pavyzdžiui, Seimo narys neturiu teisės sužinoti, kur yra mergaitė. Apirsta, kolegos. Taigi, aš manau, kad anksčiau ar vėliau čia tik laiko klausimas, tiesa išaiškės. Ir aš noriu paklausti tų, kurie aktyviai dalyvauja šito melo reprodukcijoje, kūrime, palaikyme. Taip pat ir garsiosios Pumprickaitės, kuri čia minima. Beje, aš tik 2 kartus turėjau kontaktą su nacionaliniu transliuotoju, nors esu ekonomikos profesorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Viena provokacija, ir vienas toks interviu. Bet ką daro nacionalinis transliuotojas? Jis turi suteikti visom pusėm galimybę pasakyti savo nuomonę. Nėra galimybės nacionalinėme, pabrėžiu, mūsų visų transliuotojų, mes visi čia esam bendrasavininkai, išdėstyti savo versiją, savo poziciją, kuris skiriasi nuo tos, kurią platina Lavastė ir Kuznecovaitė. Tai kuo mes stipriau oponuosim šitai melo reprodukcijai, tuo greičiau šita košmariška istorija baigsis ir tuo greičiau valstybė atsistos ant kojų. Dabar jinai ant galvos. Ačiū. Beje, paskutinė pastaba. Iš tikrųjų skleidžiamas melas, kad Drąsos kelio frakcija derasi su Valiu. Mūsų pozicija yra aiški. Nei Valys, nei Skvernelis negali toliau eiti pareigų. Ir mes tą viešai pasakėm. Jokių sandėrių su tokiais žmonėm būti negali. Mes sutinkam tik su vienu sprendimu. Jie turi pasitraukti arba savo norų, arba juos turi patraukti Seimas, prezidentė ir taip toliau. Ačiū, profesoriau. Kalbės Lietuvos Seimo narys Jonas Varkala. Aš tai gal trumpai pasakyčiau, žinot, yra kas diskutuoja apie tiesą, kas filosofuoja apie tiesą, kas rašo tiesos ir žmonės, kurie siekia tiesos.
Čia šito istorijoje konkrečiai Drąsus Kedys, Neringa Venckienė ir kitos aukos, kurios savo gyvenimo kainą ir gyvybės kainą siekia tiesos. Aš manau, kad šita okupacija ne dabar prasidėjo, bet prasidėjo tada, kai pradėjo žemė kilnotis Lietuvoje, nekilnojamas turtas. Taigi darė revoliuciją idealistai, pasėmė kapitalistai, o buržuazinė dvasia, kurią Maceina jau laidojo labai gyva ir toliau kaip koks grybas graužia mūsų valstybę. Ir manau, reikalingos radikalios permainos vaduotis iš šitos okupacijos, tam reikėtų 94 Seimo narių baltojo sąrašo, kuris ryžtųsi ir konstituciniam reformom ir panašiai, nes aš atėjau socialinių reikalų komiteto, kur sprendžiama visokie tokie klausimai, regis, kad jeigu būtų toks baltas sąrašas, kurie tikrai nefilosofuotų apie tiesą, nediskutuotų, nedarytų spektaklių apie tiesą, bet siektų tiesos ir Seime diskusija vyktų argumentais, bet net hominiam, kad tu vagistų, plėšikastų, kažkoks tai te konservas ar panašiai, manau, kad radus tokią kalbėjimo būdą konstruktyvų ir 94 Seimo narių sąrašą, galima būtų pasiekti reformas, nes mūsų žmonės tikrai gabus. Ir kaip prezidentė 11 metais turime turėti tokią tėvynę, iš kurios niekas nenorėtų išvažiuoti, bet jo turi jausti saugus. Ir teisėtvarka kaip imunitetas žmoguje ginantis organizmą nuo infekcijų turėtų būti iš baltojo sąrašo. O tas juodas sąrašas, kuris per visas tos juodas aferas supainiojo daugelį žmonių, po truputį turėtų nykti. Aš taip manau. Ačiū, ponė Jonai. Aišku, sunku kalbėti po tokio jaudinančio ir turiningo laiško Neringos Venckienės į tėvynę visiems artimiesiems ir mums visiems, visai Lietuvai. Šiomis dienomis nuskambėjo viena sensacinga žinia, į kurią, manau, nebuvo sureaguota. Tai yra, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Garliavos istorijoje toli gražu jai ne viskas yra aišku. Sensacinga todėl šitą žinia, kad jos kuruojamams teismams, prokurorams yra viskas aišku. Yra padėtas taškas tiek Aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus kolegija galutinė nutartimi neskundžiamai nustatė mergaitės gyvenamą vietą, o teisėjo Andrėjaus Cicino teisėjų kolegija išnagrinėjusi tik tai iš visos didžiulės bylos tik tai Drąsiaus Kedžio filmuką padarė išvadą, kad jokios pedofilijos Lietuvoje nebuvo. Ir šitą išvadą patvirtino ir aukštesnis apygardos teismas. Taigi teismui ir prokuratūrai yra viskas aišku. Byla iškeliavo į archyvą. Tačiau prezidentai neaišku, nes jinai ruošiasi antrai kadencijai ir jausdama visuomenės nuotaikas pasakė teisybę, nes iš tikrųjų visuomenė apie šitą bylą, kuri tęsiasi 5 metus, nieko nežino. Juk žiūrėkit, 5 metus mes buvome, visa visuomenė buvo maitinama tokiamis detalėmis, intimiomis, kad net kokios spalvos velionio ūso trumpikės buvo, koks buvo apgamas, net buvo tokie detalės, kad velionių skrandžio turinys buvo paviešinamas. Ir aišku, tai viešino ne žurnalistai, o viešino prokurorai ir ekspertai. Tačiau galų gale visuomenė nieko nežino, nei apie gyvuosius, nei apie mirusius. Nes tai yra Garliavos bylos byla, tai yra tapo Lietuvos teisinių kanonų, kurį suformavo ankstesnės bylos. Tiek Medininkų byla, tiek Sausio 13 byla, tiek Vytauto Pociūno byla, tiek ČŽV kalėjimų Lietuvoje byla, kur prasideda didžiuliu skandalu, skūriamas Seimo komisijos, pradedami parlamentiniai tyrimai ir paskui viskas baigėsi tyla, nes bylos nukeliauja į labai patikimas prokurorų rankas, kurie prisidengia iki teisminių tyrimų, tempia iki užmaršties. Tai mūsų generalinė prokuratūra tapusi yra visų rezonansinių bylų kapinynų. Ir šita byla
garliavos taip pat yra su to įsiekiama, nes buvo pirmas požymis, kad tokios reikšmės byla, kuri tęsiasi 5 metus, kur yra tiek mirčių, jinai buvo atiduota į provinciją galų gale. Atiduota niekad iki to nepasižymėjusiai prokuroriai Ninai, kuri, aišku, yra patikima vykdytojai, nes jinai yra veteraninai, jau ruošiasi pensijai ir laukia tik tai pensijos, o ne teisybės. Ir todėl aišku, kad šita byla taip pat baigsis kaip ir visos kitos rezonansinės bylos. Suprantu, kad mes truputį per ilgai Seimo nariai kalbėjome, kadangi jums įdomiausias yra mūsų spaudos konferencijos svečias ponas Venskus, todėl dabar gal pradėkime ir klausimus. Dabar turi gavę interneto porą klausimų, gal ponas Aidas juos paskaitys ir atsakys. Klausimas yra atsiųstas internetu, jis yra nepasirašytas, klausimo turinys būtų toks. AT neseniai pasisakė, kad remiantis įstatymais Deimantei turi būti garantuotos jos teisės susitikti su artimaisiais, o žemesnės instancijos teismas nesilaikė įstatymų. Gal galėtumėte pakomentuoti savo poziciją į tokį ignoravimą įstatymų? Na, aš manau, ir mano sutuoktinės pareiškime buvo paliestas teismų vykdomo teisingumo klausimas. Kuo vadovaujantis teismai vykdo teisingumą, manau, jūs patys galite pasidaryti išvadas apibendrindami prieš tai paminėtus faktus. Iš tiesų, nereikia pasakyti nieko aukščiausiam teismui, šeimos narių, senelių galiausiai teisė matytis su anūkais yra įtvirtinta įstatyme. Taip, pirmos instancijos teismas manė, kad tokios būtinybės seneliams ne tik betarpiškai matytis su anūke, bet netgi pabendrauti telefonu, Skype'u ar pabendrauti dalyvaujant ir betarpiškai stebint vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojams nėra jokio pagrindo. Na, švelniai tariant, tokia pozicija man kaip teisininkui yra keistoka. Tačiau pagal teisinį reglamentavimą toks teismo sprendimas yra skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. Kaip žinia, nurodytas sprendimas Raseinių rajono apylinkės teismo buvo apskųstas Šiaulių apygardos teismui, nors iš tiesų byla turi didelį rezonansą visuomenėje, turi didelį visuomenės susidomėjimą. Šiaulių apygardos teismo 3 teisėjų kolegija nematė reikalo nagrinėti šią bylą žodinio proceso tvarka, jinai buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka ir spalio mėnesį, nepamenu tiksliai datos, kada jinai bus skelbiamas procesinis sprendimas. Dar vienas klausimas, jis yra pasirašytas, Viktoras klausia, kaip manot, ar mergaitė gyva, kada galės kedžiai seneliai matyti mergaitę? Na, aš tikiuosi, kad mergaitė yra gyva, o kada galės seneliai pamatyti mergaitę, į šį klausimą negaliu atsakyti, kadangi, kaip ir minėjau, visa ta procedūra jinai vyksta teisme ir turime šiandien žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuris mano, kad seneliai neturi pagrindo bendrauti su savo anūke. Ačiū, prašom klausimai. Pone Vensk, prašom. Eglė Samuškaitė, portalas Delfi. Aš norėjau paklausti jūsų, jūs kaip tėtis galbūt galite pasakyti, kaip jūs jaučiatės, kad ilgai nematote savo sūnaus, ir ta prasme, ar bendraujate ir panašiai, ir kiek jūs esate informuojamas apie jo mokslus? Aš turiu visą informaciją, kuri yra būtina man kaip tėčiui tinkamai vykdyti savo pareigas. Ačiū, prašau. Martas Kalendra iš LNK žinių norėjau Venskos paklausti. Sakykit, minėjo laiške Neringa Venckienė, kad sieks užsienio teisės saugos įsikišimo. Tai kaip tai įsivaizduoja jinai, ar galbūt prieglobsčio politinio prašys? Jeigu jūs įdėmiai klausėte laiško turinį, tai iš tiesų Neringa Venckienė ir nurodė, kad pagal šiandieninę situaciją jos išvykimas tai yra vienintelė teisinė galimybė perkelti šio klausimo sprendimą į užsienio teismą, aišku, jeigu Lietuvos Respublika paprašys ją išduoti, ar tai pagal Europos arešto orderį, ar tai ekstradicijos procedūrą. Nes būtent pradėjus tokį procesą atsiras pagrindas reikalauti, kad būtų pateikta visa medžiaga ir manau, kad būtent užsienio valstybės teismas įvertins, ant kiek ta medžiaga yra pagrista ir ar jinai sudaro pagrindą baudžiamajam persekiojimui. Ačiū. Čia jau galutinis apsisprendimas, kad pati į Lietuvą negrįš. Aš teisingai suprantu. Na, nežinau, ką jūs turite minėti galutinis, ar jisai negalutinis, tai Seimo narė savo laiške jinai ir nurodė, kad jinai išvyko į užsienį tam, kad galėtų pratęsti tą kovą ir kad galėtų šitą situaciją ir tuos visus paminėtus Lietuvos teisinius perliukus įvertinti nepriklausomas užsienio valstybės teismas, nes kitaip perkelti šitą istoriją į užsienio valstybės teismą nėra jokios galimybės.
Benesas, aš norėčiau pratesti klausimą. Sakykit, ką tada duotų užsienio valstybės sprendimas, sakykime, neišduoti ponios Venckienės? Savotiškai rodytų jos tiesą, bet ką tai Lietuvoje duotų? Tai Lietuvos, manau, visuomenė ir rinkėjams duotų supratimą apie teisinę sistemą ir apie galimybę rasti tiesą Lietuvos teismuose. Panorama Kristina, noriu paklausti, tai ar ponia Venckienė planuoja... Prašau, negirdėjau, kas klausimas. Kristina Jacunitė, Panorama Lietuvos televizija. Noriu paklausti, ar ponia Venckienė planuoja visą kadenciją dirbti užsienyje ir dėl tos algos, kaip čia gali būti, kad negauna tos algos, galite pakonkretinti? Ačiū. Tai iš tiesų situacija yra nekartą viešinta visuomenės informavimo priemonėse, manau, kad jūs sekate tą situaciją, nors iš tiesų pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, kurį yra nustatęs būtent pats Lietuvos Respublikos Seimas, nėra numatyta galimybė nemokėti Lietuvos Respublikos Seimo nariui algos, tačiau kaip girdėjote, yra priimtas toks sprendimas, kurį priėmė Seimo valdyba, kuri nusprendė nuo gegužės mėnesio Lietuvos Respublikos Seimo nariai Venckieniai nemokėti algos, nenurodydama jokio teisinio pagrindo. Tai kaip ir buvo paminėta laiške, nuo gegužės mėnesio Neringa Venckienė nėra gavusi nei vieno mokesčių mokėtojo lito ir nėra išleidusi nei vieno mokesčių mokėtojo liko parlamentiniai veiklai ar kažkokiai tai kitai su tuo susijusiai veiklai. Prašom. Aš dar norėjau patikslinti, reiškia, dėl prokurorai dabar apklausė siekia Neringa Venckienė. Neišduoti, neprašys kol kas. Tai gal Venckienė duos parodymus Lietuvos teisėsauga ir jinai atsisako dabar duotus parodymus, ar lauks tiesiog, kol prokurorai prašys išduoti ją? Na, pirmiausia, pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį baudžiamojo proceso kodeksą tam, kad asmuo duotų parodymus ikiteisminėme tyrime, jisai turėtų būti kviečiamas ikiteisminių tyrimų atlikimui. Kaip taisyklė, kaip numato baudžiamo proceso kodekso 182 straipsnis, asmuo į apklausas yra kviečiamas šaukimu. Tai šiai dienai galiu oficialiai pareikšti, kad man, kaip Neringos šeimos, kaip Neringos sutuoktiniui, gyvenančiam Neringos Venckienės deklaruotų adresu Klonio gatvė 7 Garliava, iki šios dienos nebuvo įteiktas nei vienas šaukimas, kuriuo mano sutuoktinė Neringa Venckienė būtų kviečiama atvykti į apklausą Šiaulių apygardos prokuratūroje ar kažkur tai kitur. Per visą šį laikotarpį man į darbą, tai yra į advokatų kontorą, kurioje aš dirbu, buvo pristatytas teismo šaukimas, kuriuo Neringa Venckienė buvo kviečiama tą pačią dieną atvykti į apklausą Šiaulių apygardos prokuratūroje 13 valandą. Tuo tarpu šaukimas man buvo įteiktas 15 valandų kažkur 10 minučių. Tai yra praėjus maždaug 2 valandom po numatomos apklausos pradžios ir būtent po šio šaukimo įteikimo oficialiai buvo paskelbta, kad Venckienė atsisako atvykti į apklausas ir jinai vengia apklausų. Prašom. Žinių radijas. Jūs išvardinote, tiksliau pareiškime buvo išvardinta labai nemažai įstatymo projektų parengtų, ar jie yra registruoti ponios Venckienės vardu, ar kieno nors kito vardu, kaip mums suprast, ar jūs, ta prasme, ar jie ir iš tikrųjų yra parengti jos būtent. Klausimą. Visą informaciją, manau, jūs galite gauti Lietuvos Respublikos Seime. Visi šie įstatymai yra parengti Seimo narės Neringos Venckienės ir yra registruoti jos vardu. Čia procedūra tokia yra Seimo kanceliarijos, jeigu gauname projektą ir parengtą ponios Venckienės, kitas frakcijos narys dar, žodžiu, įteikia ir pasirašo. Bet tai yra autorystė priklauso Neringai Venckienei. Norėčiau patikslinti savo klausimą. Vis dėlto koks būtų ponios Venckienės galutinis tikslas? Įrodyti, bet ar jinai grįž, įrodžiusi, kad, ar jinai pati grįž po to, kai, sakykime, bus atsisakymas išduoti ją, kai laimės ekstradicijos bylą? Na, aš negaliu pasakyti, ką jinai nuspręs ir kas bus ateityje. Neringos Venckienės tikslas yra įrodyti, kad būtent visi šie teisiniai procesai yra skirti tam, kad būtų susidorota su ją kaip su asmeniu, kuris išdrįso reikšti savo nuomonę ir iškėlė į viešumą visas teisėsaugos institucijų negerovės. Manau, kad akivaizdžiausiai šitą situaciją apibūdina tai, kad šiandien Šiaulių apygardos prokurorė, kurią yra pavesta kuruoti Neringai Venckienei iškeltą baudžiamąją bylą, nekartą ir viešai pareiškė, kad jinai nemato jokių pagrindų pagal pareikštų ar ketinamų pareikšti įtarimų sunkumą kreiptis dėl Neringos Venckienės suėmimo, nes tai būtų akivaizdžiai neadekvati kardomoji priemonė. Tuo tarpu, kaip mes matėme iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro Dariaus Valio kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą, nežiūrint to, ką akivaizdžiai pripažįsta pono Valio kolegė, kad
byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų prašyti Neringą Venckienę suimti. Seimo nariams buvo pateiktas prašymas ne tik leisti patraukti ją baudžiamojon atsakomybėn, bet buvo prašoma leisti ją suimti, nors toks prašymas nebuvo pateiktas netgi prašant leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamuosius darbo partijos juodosios buhalterijos byloje. Tai aš manau, kad šitas kreipimasis akivaizdžiai parodo, kad būtent gavus leidimą suimti, tai buvo numatytas kelias, kaip susidoroti su Neringa Venckiene. Galbūt, sakykime, jūs pasinaudotomis savo galimybėmis pas poną Valį paklausite loginio paaiškinimo šitai situacijai. Ačiū, prašom. Aš paskaitysiu porą klausimų, kuriuos gavom internetu, labai jų daug yra, tai tik dalį. Pirmas klausimas. Ar Deimantė Kedytė baigė 2 klasę? Ar Deimantė Kedytė eina į 3 klasę? Ar ji dar gyva? Į šitą klausimą Seimo nariai negali atsakyti, bet kreipkitės į poną Stankūną arba į policijos departamentą, sumokėkite 10 000 ir šitą atsakymą gausit. Taip pat, ar pabėgusi Seimo narė paskelbs pedofilų klano pavardes? Jinai nepabėgusi, jinai išvaryta iš Lietuvos yra. O pedofilų klano pavardės šitiek aš mėginau paskelbti sąmokslo teorijoje, jos visos yra žinomos, tačiau čia reikia jau teisinių didelių teisinių pastangų, kad šitai surinktume įrodymus, todėl tada atsidurtum teisme, o šiaip tai tas klanas žinomas yra. Dar porą, Agnė pasirašo, sėkmės ir stiprybės jums miela Neringa, kad ir kur bebūtume, Lietuva su jumis ir už jūs. Renaldas, stiprybės Neringa ir taip toliau. Baigiant spaudos konferenciją, dar norėtų žodį pasakyti profesorius Povilas Gylys. Aš manau, kad įvyko dar vienas įvykis, kuris teikia vilčių, kad teisybės paieškos pagreitės. Aš noriu atkreipti dėmesį visų čia esančių, ypač gerbiamų žurnalistų, kad visa ta istorija, kuri dabar eina kaltinimų prieš Klonio gatvės žmonės, grįsta 2 prielaidom. Pirma, Kedys yra žudikas. Antra prielaida, pedofilijos Lietuvoje nebuvo. Abi prielaidos yra nepagristos. Vadinasi, ant jų negalima statyti viso to pastato, kuris dabar kūriamas šmeižtų, čia pradžia, o po to teismų. Nes vyksta labai pagal aiškų scenarijų. Pirma, suformuok visuomeninę opiniją, o po to sunaikinta psichologiškai žmogų, netekusi gero vardo žmogų, jau galima sudoroti ir teisiškai. Tai ar kas įrodė, kad Kedys yra žudikas? Kas iš jūsų tiki, kad pedofilijos Lietuvoje nebuvo? Visas pastatas griūva, ištrauku šitas prielaidas kaip pamatą. Atkreipti dėmesį, mėly kolegos. Ir noriu atkreipti dar vieną aplinkybę. Šita istorija baigsis. Anksčiau ar vėliau tiesa nugalės. Ir tam kontekste aš prisimenu gerą sovietišką šūkį. Bijokit savo anūkų teismo. Ypač išprievartautų anūkų, kurie užauga ir tada pasibeldžia į prievartautojų duris. Dar pabaigai į klausimą atsakytų ponas Venskus. Atsakysiu dar į klausimą, iš tiesų, ponė Milda domisi. Ponas Aidai Venskau, kaip reaguoja jūsų sutuoktinė, kad jūs gyvenate su meiluže ir turite bendrą vaiką? Bei kaip reaguoja Karolis Venskus, kad jis nėra Neringos Venckienės biologinis sūnus, bet tik jos įsūnis? Tai ponė Mildai galiu pasakyti, kad aš gyvenu vienas, gyvenu ne su meiluže, gyvenu savo name, jokių nesantokinių vaikų neturiu. O Karolį Venskų pagimdė Neringa Venckienė, man teko dalyvauti gimdyme ir matyti, kaip jis atėjo į šitą pasaulį ir neturiu jokių abejonių, kad aš nebūčiau jo biologinis tėvas. Ačiū. Tai leiskite padėkoti
ponui Venskui ir žurnalistams. Ačiū už dėmesį. Viso gero.